Labas. Tikriausiai visiems yra tekę girdėti Vinted, pirmąjį Lietuvos vienaragį. Šiandien čia susitiksime su Vinted Engineering Manager Akvilė. Net nebejoju, kad pokalbis bus vertingas. Ačiū Akvilė, kad sutikai su mumis šiandien pasikalbėti. Vinted turbūt yra vienas geidžiamiausių darbdavių mūsų šalyje. Sakyk, kas taip traukia žmonės čia į Vintedą? Turbūt yra keli dalykai. Kai kalbu su kandidatais per interviu, tai vienas iš klausimų, kurį aš užduodu, būna, tai kodėl Vinted. Ir jie dažniausiai pamini dėl to, kad girdėjau, kažkas dirbo ir sakėt gera kompanija ir kad čia gera yra tiesiog dirbti. Tai aš sakyčiau, tai yra žmonių kompanija. Mums labai rūpi žmonės ir žmonės yra pirmas dalykas. Organizacija turi daug įvairių būdų, kaip žmonės auginti ir Vinted Inžinerijos akademija yra vienas iš jų. Ir mes turim labai didelės ambicijas ir norime tapti ne vieno, ne 5 ir ne 10 ir ne 15 ar visų 100 milijardų vertės kompanija. Ir turbūt tos ambicijos, tas mūsų noras pakeisti pasaulį ir traukia žmonės prisijungti prie mūsų. Kaip tik tu kalbėjai apie Vinted Engineering Academy, kuo išsiskiria šita akademija nuo kitų iniciatyvų? Vinted Inžinerijos akademija buvo sukurta specialiai žmonėms, kurie pradeda savo karjerą kaip inžinieriai. Tai yra skirta jaunesniesiems arba junior specialistams ir jinai buvo sukurta tam, kad mes galėtume vienu kartu pasamdyti daug žmonių, kuriuos galėtume labai efektyviai įtraukti darbus, išmokyti Vinted niuansų, sakykime, taip, technologijų, įrankių, kuriuos mes naudojame, kartu išmokyti žmonės dirbti komandose ir po to sėkmingai, kad jie jau galėtų dirbti bet kurioje kitoje Vinted komandoje. Kaip žmogus mokosi, koks mokymosi procesas, ką jisai čia išgyvena ir kaip gyvena tos pirmosius mėnesius? Tai tos 2 mėnesius yra specialiai sukurta užduotis, kur visos komandos dirba, kad išbandytų dalykus, įrankius, su kuo jie susidurs, išmoktų galų gale programavimo kalbų. Tai va tos 2 mėnesius mokytis ir dar kartą mokytis, bet ne tik iš technologinės perspektyvos, bet ir iš darbo komandose. Dėl to, kad, kaip ir minėjau, dalis žmonių yra atėję iš skirtingų patirčių, turinčių skirtingą darbinės patirties ir galbūt niekados neįsivaizduoja, kas yra Agile komanda, nes tiesiog taip nedirbo. Tai tuos 2 mėnesius mes ir imituojame tą darbą komandose. Šalia to vyksta įvairūs mokymai, kur mūsų jau labiau patyrę inžinieriai pasakoja apie tai, apie tas pačias technologijas, apie būdus, kaip mes darome dalykus. Ir plus kiekvienas iš akademijos studentų gauna savo asmeninį mentorių, su kuriuo labai reguliariai kasdien susitinka ir kuris yra atsakingas už to žmogaus asmeninį augimą, kuris peržiūri kodą, duoda pastabas, grįžtamą į ryšį ir rūpinasi tuo augimu pirmus tos 2 mėnesius. Po tų pirmų 2 mėnesių yra pabaigiama akademijos užduotis, daromas pristatymas organizacijai, ką pavyko padaryti, ką žmonės išmoko ir tada žmonės patenka į visas mūsų kitas komandas, kurios nori pasipildyti, sakykime, jaunaisiais talentais. Kitaip tariant, apsimoka tapti tuo jaunesniuoju specialistu. Tik tai turi turėti vėlgi ryžto ir motyvacijos ir labai daug noro mokytis, ar ne? Taip, ir žinoma, turėti kažkokių jau žinių, čia tą pabrėžiu, kad tai nėra praktika studentams, kurie visai nieko nemoka, tai yra jaunesnio specialisto junior rolė, tai vis tiek žmonės turi mokėti kažkokius bazinius techninius dalykus. Kiek trunka inžinerijos akademija? Vinted Inžinerijos akademija trunka 6 mėnesius, iš kurių pirmieji 2 mėnesiai yra akademijos komandose, tokia, kad įvesti žmonės į darbus, į tai, kaip mes dirbame Vintede. Ir sekantis 4 mėnesiai yra jau Vintedo komandose, kur žmonės jau dirba prie tų realių problemų ir prisideda prie Vinted produkto kūrimo. Jeigu domina persikvalifikavimo galimybę į tech, kviečiu užsukti į mūsų tinklalapį.